Christmas is all about. I can tell you what Christmas is all about. Chestnut roasting, Jack Frost nipping at your nose. So I'm offering this sample phrase. Labadiena, tai susitinkam šiandien naujam video ir pradėsim video nuo siuntų išpakavimo, tai man dažniausiai būna įdomu, ką kiti užsisako. Tai esu užsisakęs ir aš keletą dalykų, tai pasidalinsiu. Kaip matot iš pavadinimo, šitas video bus labiau skirtas dovanom. Tai iš esmės liko paskutinis savaitgalis, kada galim leisti savo važiuoti, supirkti dovanas. Ir reiks išnaudoti, nes laiko nebeturim. Tai realiai aš visiems turiu supirkus dovanas dabar savo tėvus ir aš tiesiog nesugalvoju, ką jiem nupirkti. Tai jeigu pavyks, jūs pasimsiu kartu irgi dovanų paiešką. Ir dar noriu parodyti, ką savo vyrai nupirkau. Tai reiks labai tyliai atsargiai šnekėti, arba net nešnekėti, tik rodyti, nes jis dažniausiai, vis tiek mes dažniausiai laiką leidžiam kartu, tai jis gali išgirsti, tai noriu laikyti paslaptį. Tai šitas video bus labiausiai orientuotas į dovanas, pasižiūrėsim, ką mums išeis nupirkti dovanų, gal keletą supakuosim ir dabar atsidarysim siuntas. Dar rytoj bus šeštadienis, tai rytoj dar turiu pokalbį su savo chirurgu. Pakalbėsiu apie savo nosį, nes, kaip minėjau, kažkada turiu čia tokį iškilimą. Tiesiog sužinosiu turbūt, kad čia jau nebesugys kitaip, nes jau realiai artėja 2 metai. Tai tiesiog noriu išgirsti iš jo, kad bus tiesiog, jeigu aš norėsiu, tai bus tiesiog revizija. O ar aš ją darysiu tikriausiai per artimiausius kelis metus ne, nes tiesiog vis tiek brangu, reikia turėti pinigų. Bet vis tiek noriu išgirsti iš jo lūpų, kad jeigu noriu pataisyti, tai čia reiktų tiesiog revizijos. Mano nosis raudona, kokia aš tik ne per seniausiai grįžau iš darbo, lauke šiandien labai šalta. Tai sušalau, kol perėjau namo. Ai, dar vakar gėlių gavau nuo vyro. Tai labai faina. Tai turiu dėžių porą ir vienas jau užsipakau. Tai vakar vyras važiuojant namo paėmė, užsisakiau 3 blakstienas iš Born for Makeup. Aš gavau nemažai komplimentų dėl blakstienų, kurios ir yra šitos. Tai aš jau vienas turiu, jau keletą kartų naudojau ir gaunu tiek asmeninių žinučių, tiek komentarų, kad labai gražios blakstienos ar priaugintos, ar natūralios, ar kokios, tai priklijuotos. Ir kadangi šitam puslapį buvo nuolaida, tai užsakiau savo 3, nes labai pigios, po 4 eurus be nuolaidos kainuoja. Tai jo, pasiėmiau 3, nežinojau, kad vis tiek, jeigu darysiu sit-down video, noriu pasipuošti, šitas blakstienas noriu tiesiog turėti. Tada dar užsisakėm iš Proteinas puslapio proteinų ir įdėjau dovanų tokį šokoladuką. Aš savo pasiėmiau pre-workoutą, tai čia yra... Ieškau, gal lietuviškai bus parašyta, nes varbu nerandu. Tai čia yra Icy Citrus and Peach, tai citrusinių vaisių ir peach persiko skonio pre-workoutas. Šiandien darysiu kojas. Vakar turėjau sportuoti ir daryti apatinę kūno dieną, tai kojas, bet man vakar tiek praskaudėjo tokiais periodais pilvą, kad aš tiesiog neprisiverčiau. Grįžau šiaip pavargus, bet galvojau vis tiek sportuoti eisiu. Bet pradėjau skaudėti pilvą, geriau vaistų ir vis tiek man tokiais momentais užėjo. Šiandien irgi jaučiu, kad kažkaip nori man tą pilvą skaudėti, bet aš nenoriu atkelinėti dienos arba nedaryti visai, nes tiesiog, atrodo, padarysi 4 minučių, susikoncentruosi ir praeis, tai užmotyvuosiu save naujų pre-workoutų, tikiuosi bus skanus, kurį turiu dabar. Tai yra šitas, man tas įpakavimas toks negražus. Ir čia buvo energetinio skonio ir jisai man galų gale paliko neskanus ir dar jisai susigumbuliavo. Tai šitą tiesiog reiks išmest. Ir nežinau, kodėl šiaip. Neįsivaizduoju. Šiaip čia pats pirmas pre-workoutas, kurį kažkada gyvenime pirkau. Tai čia antras pre-workoutas, kurį pirku. Ir man patiko jo pakuotė. Atrodo kaip šaltos arbatos pakuotė. Ir mūsų proteinas, mes realiai visada šitą ir perkam. Tai nieko čia nebus naujo. Ir dar viena siunta. Tai čia jau savo pasiėmiau, grinai savo, nes aš viena tik tais naudoju tą dalyką. Čia turėtų būti matcha. Tai yra iš Make It Habit. Iš tikrųjų, aš seku vieną puslapį, kuris užklausė savo sekėjų,
kokią mačą rekomenduotų ir buvo keli pasirinkimai ir dominavo Make It Habit, o aš kadangi pirkau 2 kartus, man atrodo, iš Daily Spoon, irgi norėjau paragauti kažko naujo, tai pasiėmiau irgi, kaip ir išbalsavo kiti žmonės, nesitikėjau, kad taip gražiai įpakuos. Tai va. Čia tokia mača, ji yra 50 gramų, neprisimenu, kiek kainavo, gal iki 15 eurų ar 10. Man atrodo, buvo nuolaida, kaip tyčia, 12 gal sumokėjau. Tai va, sako žmonės, kad šita mača skani, bus įdomu paragauti, pasilgau mačas, atsibodo jau iškirkavo gerti, tai kartais noris ir šaltos mačos, ir šiltos, tiesiog žymiai geriau negu kava, tai norisi kartą turėti tiesiog kažką. Fainai atrodo. Tai va, nusimato toks šiek tiek aktyvesnis bent jau šeštadienis. Ir dar rytoj turiu vieną video nufilmuoti, tai žodžiu, rytoj turiu tokią aktyvę dieną, kada turiu ir filmuoti video, ir filmuoti vlogą, ir skambutį su chirurgu, ir dar turiu nuvažiuoti supirkti dovanas visas. Tai nieko, šventinis laikotarpis, reikia džiaugtis, kad iš vis turiu galimybę tą daryti, kad galiu džiaugtis šventėm, pirkti dovanas ir būti aktyvi turbūt, o negulėti lovai ir nieko neveikti. Tai va, atėjo kaip visada mūsų inspektorius patikrint. Šitą, kaip šuniukas, jinai pasiema mano šlepetę, bėga su ją į lovą, įsitempia. Man taip gražu, bet taip neįprasta. Mano sesė turi katiną, tai jisai toks ramus atrodo, toks miega savo, pavaikšto, išeina lauką, pamedžioja, grįžta, perneša kokį peliuką ar dar kažką ir nu, va, tiek žinių, bet kad mano katinas vok šlepetės ir tiesiog elgsis kaip šuniukas, tai aš tiesiog nesitikėjau to. Viskas, einu šiek tiek atsipūsiu. Ir tada ragausiu prevarkiautą. Išgėrus prevarkiautą turėsim palaukti 20-30 minučių, kol jisai suveiks ir tik tada eit sportuoti. Ignoruokit mano langus. O dieve, pažiūrėkit, koks dangus. Oh my god, ir šiek tiek numažinsiu šviesą. Wow. Oh my god, šiandien iš vis diena buvo tobula, bet pažiūrėkit, koks dangus dabar. Siaubas, sakau, labai gražu, man labai patinka. Aišku, prokrastineitinu sportuoti, noriu parodyti, kaip fainai atrodo kambarys, tik nežinau, kaip perteikti per kamerą, nes labai keistai apsišviečia. Bet esmė, tas langas, kai tas dangus toks gražus ir tos žvakės, tos žvakės, kurias nurodžiau dar praeitam vlogė, švieselės ant lango ir tas gražus dangus, kurį rodžiau. Ir mūsų eglė, kurią labiausiai mėgstu šitais metais. Man gražiausia eglė, kurią padariau. Tiesiog atrodo, uždėjau raudonus kaspinus ir viskas. Man pati gražiausia eglė, kurią turėjau. O šitas kalėdų senis, man atrodo, jis tiesiog neišgyvens. Aš jį pastatau ir Loki tiesiog jį nuverčia. Jinai kovoja su juo. Ir aš jį kiekvieną dieną, nežinau, po kelis kartus pastatau ir pastatau. Kalėdų senis negali, jisai pabūt ramiai. Loki vis šokant jo. Ir jinai, pastebėjau, pradėjo šokti ant veidrodžio. Seniau, kažkaip aš ją sutvardydavau, nebešokinėdavau ant veidrodžio. Bet dabar turbūt, kadangi į veidrodžią atsišviečia visos lemputės ir nuo lango, ir nuo eglės, jinai įsibėgė ir šoka ant to veidrodžio ir man baisu tarsi, kad tą veidrodžį nuvers. Sakau, gal reiks prašyti savininko, kad leistų pritvirtinti, nors labai abejoju, nes reiktų gręžti sieną. Nemanau, kad jie norės, kad mes gręžtume sieną. Tai nežinau, ką daryti. Nežinau, kaip sutvardyti va šitą padarėlį, kad nenuverstų mūsų veidrodžio. Ką, Loki? Tu mūsų pasiūtus katė, ne? Tu mūsų pasiūtus katė? Jo. Tiesiog, kaip gražiai atrodo tas dangus. Vau. Kas čia šiandien yra. Bet uždegsiu šviesą, noriu parodyti, kad, aišku, nelabai dabar tvarkinga. Nupirkom Loki naują, neturėjom dar tokio, tiesiog šitą draskyklę. Va, parodys iš karto, kaip veikia, kaip reikia naudoti. Tai man visai fainai, jinai naudoja ir šitą gultą naudoja, ir šitą. Aišku, jinai dar nėra labai didelė, bet įdomu, kaip augs, ar naudos ar ne. Ir čia užšoka, pažaidžia su šitais, tai senukose radau, buvo akcija už 30 eurų. Tai galvoju, jeigu net jai nepatiks ir nenaudos, 3 eurų dar nėra tikrai milžiniški pinigai, kur labai būtų jau gaila. Tai vyras sudėjo, aš net nebūčiau sudėjus, jaučiu, nes šitą iš tikrųjų daug dalių buvo. Tai va, jinai į šitą atsigalę naudoja ir šitą, ir man tai gražu žiūrėt. Ir jinai pažaidžia su tais žaisliukais. Patinka tau? Aišku, kad patinka, va.
Ir kadangi, nežinau, kas prisimena, turėjom visai kitokią draskyklę ir šitie buvo lyg kilimo medžiagos ir labai greitai išsidraskė. Tai man atrodo, kad čia yra tokie siūlai, jie tokie kieti, kaip su medžio kažkokio, nežinau, atrodo lyg mediniai kažkiek būtų, gal klystu, bet atrodo daug tvirtesni ir gal ne taip greitai ir nusidėvės. Nes Lokė tikrai labai mėgsta draskyti, labai su tais nagais. Fainas daiktas, džiaugiuosi, kad paėmėm, labai gražu žiūrėti, kaip jinai naudojasi jo, ar kaip guli, nors jinai mėgsta keisti vietas. Per vieną dieną jinai ir ten paguli, ir šitam guolė paguli, ir po eglę paguli, ir ant sofos paguli. Padykėlė man. Susitinkam jau šeštadienį, šiandien dieną pralėkė jau max greičiu, nes atsikėliau, šiek tiek prasibūdėjau, tada ėjau sportuoti, praustis, dažytis, filmuoti video, kurį matėt jau kelias dienas prieš. Laukia dabar manęs skambutis su daktaru dėl nosies, tai iš tikrųjų jokių gerų žinių nesitikiu. Bet vis tiek noris žinoti tą galutinį tašką ir dar noriu jums parodyti, ką savo sesijai atidėjau. Šiaip savo sesijai mėgstu paimti tokius daiktus, tiesiog atiduot, kuriuo aš mažiau naudoju. Tai noriu jums parodyti šitą, nes tada aš turėsiu skambutį su daktaru ir tada mes ruošiamės važiuoti outletą, jau ieško dovanų. Tai aš bijau, kad aš tiesiog pamiršiu parodyti, tai galvoju prieš viską aš jums parodau ir šitas mini darbelis bus done ir tada man lauks tiesiog kitos dovanos įpirkti, tada norėsiu parodyti turbūt ką ir nupirkau. Tai va, parodysiu, ką sesiai įdedu į maišiuką ir dar sesiai nežinau, ar visus mano dovanos jau bus supirktos, ar šiandien dar kažką rasiu. Tai kai jau tikrai žinosiu, kad viskas, aš parodysiu, ką sesiai dovanų paėmiau. Kažkada rodžiau Tarholo, kad gavau tokių intimių higienos priemonių mėginėlių porą, tai vieną sesiai atiduosiu. Tada mano sesė iš Douglas agento kalendoriaus užsiprašė kepinėlės makiažui valyti, tai ją atiduosiu. Tada aš gavau kažkokį tai kvepalų mėginuką, Dolce Gabbana Violet. Tai irgi ją įdėsiu, gal jai patiks. Tada labai senai turiu L'Occitane muiliuką, galvoju, jinai vis tiek dažnai teatrų keliauja ir šiaip kažkur varo pabūt su nakvynė, tai galvoju, tokių mėginėlių tikrai prireiks. Ir dar jinai iš Douglas buvo užsiprašius eyelinerio, tai paėmiau irgi. Tada kalną visokių mėginėlių ir kalną saldainių. Tai šitie saldainiukai yra moči įvairių skonių. Ir aš pagalvojau, kad gal jį bus įdomu išmėginti. Aš kelis paragavau, nebuvo, kad man labai patiktų. Tai įdedu sesę, gal jinai su draugais dalinsis, galės suvalgyti. Mano sesė gaus šiek tiek tokių kosmetikos priemonių, nes aš nenoriu laikyti savo stalčiai belę laikyti, aš jau geriau atiduosiu sesiai ir jau kiek jinai panaudos tiek, nes sakau, jinai su teatru dažnai išvaro kitus miestus, pas draugės pabūna, tai jinai tikrai, manau, ras daugiau kur panaudotas priemonės. O dabar jo, lieka šiek tiek laiko, lauksiu, kol pakalbėsiu su chirurgu. Šiek tiek jaudinos, aš visada jaudinos prieš tą pokalbį, kadangi vis tiek pokalbis vyksta anglų kalba, tai ir kai jaudinės, tai ir žodžiai būna pasvinka, ir bijai, kad kažko nesuprasi, ir bijai, kad negalėsi kažko pasakyti. Bet mano galbūt klausimas, kurį noriu išsiaiškinti, tai ar mano šitas iškilimas turi būti pašalintas tiesiog chirurginiu būdu, ar gali būti pašalintas kažkokia injekcija, filerių, nežinau pati. Tai va, noriu tą sužinoti ir viskas, aš nieko daugiau nesitikiu. Paskutinį kartą su juo bendravau gal daugiau negu prieš pusę metų, tai jisai sakė palaukt, po dar pusės metų, kai jau bus maždaug 2 metai, kai tau bus praėjo operacija, tai man jau vasarį bus 2 metai po operacijos. Tai va, susiskambinam ir pasišnekėsim, nežinau tiksliai ką pasakys, aš net nesitikiu, kad tas pokalbis truks ilgai, maks jaučiu 10 minučių, nes, ką tu ten tiek išsišnekėsi. Tiesiog vienas dalykas man rūpi ir tiek. Tai va, su tuo jauduliuku greičiau užsibaigti, nes tada laukia mūsų vakaras į outletą. Žinau, kad ten turi vykti kalėdinė mugė, tai pasimsiu jūs, pasižiūrėsim, ką ten pardavinėja ir va, finger cross, tiesiog, kad raščiau savo ir vyro tėvams dovanas, nes
nebeturim tiek laiko. Pagaliau mes čia, tai žodžiu, visas antras aukštas tokiom salelėm. Tai čia, žinokit, bus ką veikti, viską vaikščioti apžiūrėti. Bet pirmą, sakėm, einam mes pasim kavos, reikim kūro. Susitempiau visas dovanas ir noriu parodyti, ką šiemet dovanosiu savo šeimynai. Tai bus mamos pusiai, tėčio pusiai, sesiai, broliai ir vyrai. Šiandien pakuosiu ir vyro dovanas, dėsiu po egle, kad jį erzinti iki pat kalėdų. Tai va, kalnas dovanų ir dar turiu savo nusipirkusi, tai kai buvom kalėdinė miestelį, aš norėjau užsukti Carol Home ir pasižiūrėti puodelių, nes ten yra vienas, kurį norėčiau visai turėti, bet nebuvo. Tai kad negrįžtų šiom, mums jau senai reikėjo namų kvapo, pasiėmėm kažkokį levandų ir lietų. Šiaip skaniai kvepėjo parduotuviai, tai labai laukiu, kada galėsiu šiandien pasidėti namuose. Ir man toks labai gražus įpakavimas, toks labai minimalistinis, bet ir mūsų namie visai tiks. Ir man tiesiog labai gražu. Ir skaniai kvepia, ir gražu. Jo, pasidovanojau savo tokią mini dovanėlę. Kaip matot, čia neapsieita ir be dovanų savo. Ir galim apžvelgti, ką dovanosiu šeimai šiemet. Tai dovanų popierių rinkau šitą broliai, šitą vyrui, nes man atrodo daugiau visiems buvo dovanų maišeliai. Žodžiu, pradėkim nuo mamos. Tai šiemet tiesiog paėmiau, kiek girdėjau, kad šitas brandas visai fainas, tai radau tokį rinkinį su kvepalais ir dušo žele, tai man atrodo visai bus faina. Dar radau tokį kreminį medų su spanguolė, visai toks įdomus dalykas atrodo. Taip pat nupirkau į tokį termosą puodelį, man pasirodė labai fainas, kadangi jinai važinėjo darbą po 20 km pirmyn atgal, tai galvoju, jei tokį karštą kažkokį gėrimą įsipilt turėtų būti labai faina. Ir dar paėmiau prie to pačio kalėdinės arbatos, labai graži pakuotė pasirodė, tai mamai bus šitos dovanos. Čia nupirkom mano tėčiui ir jo žmonai ir mano vyro tėvams. Tai mes čia buvom užsukę outlete į tą kalėdinį miestelį ir ten buvo tokia itališkų maisto prekių, kaip ir parduotuvytė, rinkiniai. Tai va iš ten išrinkom ir aš asmeniškai džiaugčiaus tokia dovana, man atrodo, jinai tokia praktiška, tu realiai gali ją suvalgyti ir paragauti tos kitos šalies virtuvės. Tai čia pagrinde jie yra panašus, nes turi alyvuogių aliejų, baklažanų užtepėlės, šitas turi kažkokią užtepėlę su triumais, sausainukų turi abu. Žodžiu, man atrodo, kad tikrai labai geri rinkiniai. Aš labai patenkinta šitais abiem. Su sese buvo tokia situacija, kad mes susitarėm tam tikrą sumą po 30 eurų ir asmeniškai aš sakiau, aš noriu dantų balinimo juostelių, ko tu nori. Ir jinai užsiprašė Pandoros žiedelio. Žiedelis toks su širdele, vidury toks kaip rožinis akmenukas, tai aš jį padovanosiu. O visa kita buvo jau jos neprašyta, tiesiog pati išrinkau. Tai paėmiau tokią dušo želę ir rankų kremą.
čia kaukytė iš The Body Shop, kūno pienelis, sviestas, saldainiukai. Jei patinka Hello Kitty, tai paėmiau 3 rūšių tokius kvepaliukus. Tada dušo želė mažytė, Dubajų šokoladas. Tada dar labai faina tokia kosmetinė su mini produktais, kaip sakau, jinai dažnai varo su teatru kur nors ar su draugais. Tai jai bus labai faina, nes čia yra ir šveitiklis, ir kremas, serumas, dar kažkas žodžiu. Man atrodo, tikrai turėtų būti labai faina. Tada broliai, šiaip broliai jau ką pirkau, rodžiau kažkuriam vlogė, tai greit parodau, kad šitą kažkokį konstruktorių, Hario Poterio knygą ir dar Lidl'e užradom 3D puzlę, tai atrodo, turėtų būti visai faina. Kalnas saldainių. Ir vyrai, tai su vyru aš lygiai taip pat nusistatėm kaip ir biudžetą. Aš jo nenusilaikiau, nes jis visada, jeigu kažką dovanoja gimtadienį ar kažką, jis tikrai labai daug man padovanoja piniginę prasme, kartais tikrai persistengia, tai aš irgi leidau savo. Ir dar ką mes padarėm, tai mes šiemet viens kitam padarėm tokį sąrašiuką. Aš pasakiau, ko aš norėčiau gauti, jis man pasakė, ko norėtų gauti ir tiesiog, kadangi nusistatėm tam tikrą sumą, tai tiesiog iš to sąrašo išrenkė kažkokį dalyką. Tai labai susipaprastinome šitais metais ir tai geriausia, nes tu žinai, kad tu gausi kažką, ko tu nori, tik nežinai, ką tiksliai, nes tas sąrašas gali būti belė kokį ilgumo. Tai realiai viską, ką parodysiu, vos ne viskas, ko jis ir norėjo. Tik nenupirkau veido kremo, man atrodo, jis sakė, kad visai norėtų, nes gali mano kokį naudot ir dar kažko gal. Bet iš esmės viskas, ko norėjo, tai manau turėtų apsidžiaugti. Tai paėmiau jam proteino, čia yra pistacinius, sūdytų pistacijų skonio, jis mėgsta pistacijas, tai tikiuosi jam patiks. Tada paėmiau be kalorį padažą su karamelė ir šokoladu, vieną proteino batonėlį, toks random, bet galėsiu valgyti. Ir šitas įdomesnis dalykas, tai yra balto šokolado tokia užtepėlė. Aš esu mačius Lidl'e, bet niekad nesam pirkę. Tai va, čia vienas dovanas, tada paėmiau jam porą šokoladų, tai aišku, aš irgi jos paragausiu. Ir kitas donas, kur vieną labai pati džiaugiuosi, tai pirmiausia, tai yra, jis šito užsiminė, kad visai norėtų, jis kartais pasako, bet paskui pamiršta, kad to nori, tai labai įdomu, ar jis prisimins, kad jis šito norėjo, bet kai nueinam į Tigerį, tai jis vis praeina pro šitas švieselės ir sako, kaip būtų faina, tai nežinau, nupirkau, žiūrėsim, kur jis jas dės. Taip pat jam visada patinka stalo visokie tokie žaidimai. Tai irgi, kai nueinam į Tigerį, pastoviai jis pasižiūri, kaip jam faina, patinka. Tai paėmiau mini futbolą, mini biliardą. Ir dėl šito aš jam sakiau, jis numirs. Jis, kai buvom Kretoje, jis labai žaidė su šituo ir jis visada pamatęs šitokį žaidimą, nori eiti iš karto žaisti. Kai aš pamačiau Tigerį, kad jie turi šitą aparatą, aš galvoju, jis numirs iš laimės. Tai aš užhypinau savo vyrą, kad turiu jam labai fainą dovaną. Tai tikiuosi, kad aš neklystu, nes tikrai jis tiek nori šito žaidimo ir Maksimai buvo pirkti labai panašus. Tik atrodė gal labiau mergaitiškas ir jis jį pamatė ir sako, o, čia man šitą nupirkai. Tai sakau, ne, nes jis mergaitiškas ir nebuvau Maksimai. Bet iš esmės, manau, jam turėtų labai patikti. Tai va, mano vyras bus išlepęs per šitas kalėdas, bet aš labai džiaugiuosi, labai noriu jo reakcijos ir šitą dovaną jam duosiu paskutinę. Kadangi nupirkau tokių etikečių iš Pepko, tai kai užklijuosiu, užrašysiu eilės tvarka, kurią atidarytų, tai šita bus paskutinė, nes mano nuomonė geriausia dovana.
visos dovanos suruoštos, užtrukau, nežinau, bet labai ilgai. Ir dar kaip čia pradėjau skaudėti galvą, tai nors užsileidau background'e kalėdinės muzikos, kad turėčiau tą kalėdinę nuotaiką. Tai va, greitai praeinam. Tai čia mano sesiai ir mano sesiai. Mamai visgi nusprendžiau uždėti vat tokias etiketės ir jom nusiplanau tik vyrui. Tai vyro pagrindinė dovana čia. Pritrūkau maišelių, tai paėmiau Barboros maišelį ir iš tos vidinės pusės supakavau. Tai vyrui irgi dėjau pagal numeriukus. Tai šita didelė bus pirma dėžė ir visos kitos eis iki 5. Tai visai fainiai tos etiketės atrodo. Tai man patinka. Tada čia vyras vešis į kaimą. Čia mano tėtis su šeima atvažiuos, tai visos šitos kampinės dovanos bus jam. Kai pradėjau šitą video su šitą megztiniu, tai panašu, kad panašiai ir užbaigsiu. Aš prisėdau šiek tiek pasikalbėti, nes tiek greitai lekia laikas, kad aš atrodo jau ir nebespėjau gyventi. Atrodo tai darbe įtampa, kad suspėti viską padaryti ir panašiai. Tada įtampa prieš šventės, supirkti dovanas, sugalvot, ką nupirkti dovanas, supirkti dovanas, ras laiko supirkti dovanas, supako dovanas. Nu, žodžiu, ant tiek visko daug ir dar namų tvarkymas, pasiruošimas šventėm ir panašiai. Tai iš tikrųjų labai visko daug ir mano energija po truputį senka. Tai laukiu šito savaitgalio, nes nieko nesu suplanavusi ir galėsiu pagaliau pamiegoti, pailsėti, džiaugti savaitgaliu ir jo, bus visai smagu tiesiog taip jau prieš šventes ir taip atsipalaiduoti. Ir aš šiemet savo dovanom tėvam, man atrodo, jau minėjau, kai rodžiau dovanas, esu patenkinta ir aš jas pirkau outlete, tokiam itališkų produktų skyrelį ir aš atsitikau savo vieną žiūrovę ir iš tikrųjų aš antrą kartą tik tais gyvenimą susitinku savo žiūrovę, jo, antrą kartą, kai mane atpažįsta ir aš labai atsiprašau, kas, jeigu ateity mane sutiksit ir panašiai, aš tiesiog esu intravertiška asmenybė ir realybėj aš tikrai pasimetu, ką pasakyti ir kaip elgtis ir panašiai, tai aš savo žiūrovės net pamiršau paklausti vardą, tai labai atsiprašau, jeigu tu žiūri, linkėjimai tau, aš tiesiog ant tiek susikaustau ir tiesiog nejaukiai pasijaučiu ir aš tiesiog tokia susiparalyžavus pasidarau, nes nežinau nei kaip elgtis, nei ką sakyti ir panašiai, nes aš įpratus tiesiog, kai filmuoji, tu būni vienas dažniausiai arba ten prie artimųjų, tai koks skirtumas. O viešoje erdvėje tu jau visai kitaip elgiesi ir jeigu tave kažkas atpažįsta, tu labai susikaustai. Tai šiaip buvo labai malonu, man labai buvo faina, kad prie manęs priėjo, pabendrau, bet jo, atsiprašau, jeigu aš tiesiog esu socially awkward, nes aš tiesiog pasimetu ir nežinau, ką atsakyti, bet buvo labai faina. Tai jo, labai praskaidrino dieną, tas susitikimas su savo žiūrovė, tai labai fainai buvo, tai va, iš ten pirkom dovanas. Ir aš esu tikrai patenkinta, aš jeigu gaučiau kažkokį tokį rinkinį, man tikrai patiktų, nes, kaip ir minėjau, yra praktiška dovana, plus kitos šalies produktai, tai visada įdomu kažką išmėginti. Tai dėl tėvų dovanų šiais metais aš tikrai džiaugiuosi, ką nupirkau. Ir jo, realiai visiems dovanas supirktos, sutvarkytos, aš tiesiog laukiu, ką aš dovanų gausiu iš vyro. Tai aš kaip minėjau, aš jam irgi daviau savo sąrašiuką, ką aš norėčiau gauti. Ir labai juokinga, mes vakar naktį su vyru šnekėjomės, mes pamiršom, ką viens kitam sakėm. Tiesiog viens kitam išpylėm norus ir pamiršom. Tai aš neprisimenu, tikrai, aš tik vieną dalyką prisimenu, ką jam sakiau, o daugiau aš nežinau. Tai man bus tiesiog labai puikius, taip mane gaudavo kažką, ko aš noriu, bet neatsimenu ko. Jo, jeigu man pavyks redaguoti šitą video, tai jūs jį matot realiai realiu laiku, nes šiandien yra penktadienio vakaras, mano vyras išvažiavo į darbo vakarėlį, tai aš turiu visą vakarą redaguoti šitam video ir dar žinau, kad tikrai dar filmuosiu šitą mėnesį vieną video, nenorėčiau jį nukelti kitus metus ir tai būtų
Dreamboardo, Vision boardo apžvalga ir naujo Dreamboardo, Vision boardo sukūrimas. Tai jau turiu Eurokos foto pasidarius nuotraukas, man tai reikia nuvažiuoti, atsiimti, susipirkti visas medžiagas ir persižiūrėti seną video, nes aš pamiršau irgi, kur buvo kažkurie mano norai. Ir jo, turiu keletą minčių, ką noriu papasakot, ką išpildžiau, ko nelabai išpildžiau, ką noriu kitaip daryti kitais metais, ką labiau akcentuoti, ko galbūt neįtraukti ir panašiai. Tai turiu šiokių tokių pastebėjimų, norėsiu apie tai pašnekėti, tai gal bus kažkam įdomu peržiūrėti tokį video, tai galėsiu žiūrėti, nes aš norėčiau, kiek kuriu YouTube, tai kiekvienais metais turbūt ir daryti tokį video, nes labai tiesiog smagu sekti ir savo progresą. Aš turiu labai seną užprivatintą video 20 gal metų ar 22, kur aš irgi kuriu Dreamboardą ir aš matau, kokios buvo mano svajonės, ką aš pasiekiau, ko visgi nepasiekiau, kas tiesiog man nebeaktualu, nebenorėčiau ir buvo, atrodo, tiesiog trumparegiška norėti to dalyko. Tai va, tai tiesiog labai įdomu išsekti ir save kaip asmenybę, kaip tu augi, tobulėji ir kaip keičiasi tavo norai, poreikiai ir pasiekimai ir ką nori pasiekti. Tai va, tai laukia toks dar vienas video, tai tikiuosi, kas domitės manifestacija, Dreamboardais, Vision boardais, kad galėsim kartu tiesiog tą padaryti. Labai džiaugiuosi, kad šį gruodį įkėliau nemažai video, nesitikėjau, kad aš tą padarysiu, tai džiaugiuosi dėl savęs, kad visgi padariau daug video, nes buvau padariusi didelį pertrauką, tai manau atsigrėbiau kažkuriuo tai klausimu. Ir jau dar lauks po šito video vienas video, tai bus toksai vėl ambicingas kažką tai pasiekti 25 metais. Tai jo, viskas šitam video, toks paskutinis žiemiškas video, tai tiesiog labai tikiuosi, kad jums visi gruodžio video buvo įdomus, kad patiko, jeigu nematėte, tai galite eiti, nemažai video atgal, nes nemažai šitą mėnesį įkėliau. Tai jeigu patiko jums šitas video, būtinai paspauskite laiką, paprenumeruokite mano kanalą. Tiek, ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kitame mano video. Iki.